Danijos miesto Orhuso vienas iš rajonų garsėja nusikalstamumu, tačiau vienas žmogus atrado būdą, kaip įveikti šią problemą. Pažvelgę į šį rajoną, nesitikite nieko ypatingo, bet užeikite į vidų ir sužinosite, kad ši vieta įkvėpė kartas. Trila Lukasena vadovauja cirkui pastaruosius 3 metus. Vaikai ateina čia praleisti laisvalaikį ir išmokti triukų. I look for the best in everybody and try to teach that on to the others that, you know, there's something everybody is good at. Og så tager I fat. Da jeg begyndte her, der kunne jeg ikke sådan at lave en rigtig god koldbøt. Det har jeg også lært, og så har jeg lavet flikflak og en araber. Sådan at springe og lave flikflak. Nepaisant 23 metų trenerės darbo patirties, Trilė nebuvo tikra, ar sugebės vadovauti cirkui. In the beginning I said, okay, I give it a year. And when that year passed by, I was like, okay, I will give it 3 years. 3 metai prabėgo, bet Trilė vis dar čia. Cirke kiekvieną savaitę apsilanko apie 200 vaikų. Kiekvienas jų turi savo istoriją. Trilė prisimena vieną iš jų. He was not allowed to come because he was not good enough in the school and was supposed to take 3rd grade again. Trilė prižadėjo vaikino mamai. Ji padėsinti jaunuoliui atlikti namų darbus, jeigu ji leisinti sūnui lankyti cirką. In 6 months from like Christmas to summer holiday, he went on in his class and he came, you know, with big sunny eyes, you know, Trille, I can move on with my school. Dauguma šių vaikų auga pavojingoje aplinkoje. I've known them since I was a kid. And that kind of street credibility is good to have when you work out here. Šiame rajone pradedama nusikalsti anksti. Det var sådan før jeg gik til cirkus, men jeg laver ikke ballade her. Ikke herinde. Bet šis cirkas leidžia vaikams būti tiesiog vaikais. Visi vaikai yra laukiami cirke, bet jie turi laikytis vienos taisyklės. Visi skirtingi, visi lygus. Så siger hun, at hvis du laver ballade, så går du, og så kan du komme igen i morgen. Trilė ateityje tikisi, kad toks socialinis cirkas bus kiekviename Danijos mieste. Trilė savo gyvenime galėjo nuveikti daugą, bet ji pasirinko cirką. Nu holder ved mig og spænder ballerne nu nemmere. I love my work and I go happy to bed.